Daugiau kontroversijų, tai žinoma, dėl parėmimo kartais didesnių parengimų, didesnių dalykų. Pavyzdžiui, kai kurie nesupranta, kodėl mes neremiam, pavyzdžiui, tautinių šokių šventės, kokį festivalį. Tai kodėl neremiate? Nu tai, matot, šitaip, mes esam priėmę tokią maždaug formulę, kad jeigu šitie didėjai kultūriniai parengimai turi kokių nuostolių, tai tada tegu ateina, mes padėsim nuostolius išlyginti. Bet kaip žinote, šitie didėjai parengimai atneša didelę pelną ir, pavyzdžiui, didelės sumos jaunimo kongreso, pavyzdžiui, rengimas, tautinių šokių, dainų švenčių dažnai lieka surinktų pinigų. Ir šitiems reikalams iš visuomenės lengviausia pinigų surinkti, kadangi visi nori aukoti, yra didelis dalykas, bet jis yra laikinas dalykas, yra neišliekamas, kultūrinis neišliekamas dalykas. Jisai su uždangos nusileidimu pasibaigė ir visa kultūra, tik tai įspūdis palieka. Žinoma, pademonstravimas, taip toliau, vertinimas atsiektų dalykų šitie dalykai pasilieka. Bet šitie dalykams galima surinkti labai lengvų būdų pinigų iš visuomenės. O kokiem, pavyzdžiui, stipresniam veikalui paremti ar ką, jau niekas neaukoja. Taip, kad tai tada jau ateina Lietuvių fondas į tą.